Tai labas internetų draugai. Šiandien pas save kanale atveriu naują erdvę ir šitoje erdvėje aš bent jau planuoju dalintis, kaip man seksis keliauti Kamino kelią. Rytoj jau išskrendu į Portą, nuo Porto keliausim dviese su drauge, bet ir tuo pačiu atskirai savo iki Santiago šitą Kamino kelio atkarpą. Ir galvoju, gal bus kažkuo smagu pasidalinti, gal kažkam bus naudinga, gal tiesiog šiaip įdomu ir man paįvairinimas kelionės, ir gal kažkam bus įkvėpimas arba naudinga, arba nežinau, kas ten dar pakeliui nutiks tame kelyje. Tai aš turiu tokį planą dalintis. Šiandien yra tarsi pirmas žingsnis, tai susidėti daiktus. Tai aš deduosi daiktus, parodysiu, kokia yra mano manta tuojaus. O čia yra pirmas žingsnis, tai susikrauti daiktus. Tai va tiek yra mano mantos, kuprinė, šiltesnis megztinis, plonesni rūbai, kas čia rankšluostėlis, visokie higienos dalykai ir lietpaltis, aišku. Ir užrašai, pieštukus pasiimu. Va, ir viskas. Ir realiai darau šitą video tam, kad tu jau galėtum sužinoti ir galėtum, jeigu žiūri, tai pasekti, galbūt užprenumeruoti mano YouTube kanalą, kad gautum visas žinutes ir man bus labai labai gera, jeigu leisi man žinoti, kad tu esi, kad žiūri, kas tau gal ten įdomu, pakomentuosi, gal turėsi kažkokių gerų patarimų. Jeigu man iškils kažkokių klausimų, nežinau, žodžiu, neįsivaizduoju visiškai, kas laukia tame kelyje ir kiek iš viso man norėsis dalintis ir koks tas kontentas bus man staigmena ir bus jums staigmena, bet jaučiu kažkokį tokį impulsą, norą pasiimti visą internetą, visus tuos, kurie kartu su manim keliaus tokiu būdu, video būdu. Tai gali tiesiog pasižiūrėti, pasidalinsiu stories, pasidalinsiu kažkokiais tokiais video pas save kanale. O šiandien tai viskas. Kraunos daiktus ir prasinešiau, erdvė atverta. Net ir su savo kelioninė kepuraitė esu ir linkiu savo sėkmės. Pasimatysim netrukus.